6 dieną Šakių Aukuro pagrindinėje mokykloje jau 7 kartą vyko tradicinė etnografinė vakaronė varžytuvės Verpstė 7. Į renginį pasitikti vėluojančio pavasario ir linksmai praleisti laiką etnografinėje vakaronė varžytuvėse Verpstė 7 atvyko Šakių Aukuro pagrindinės mokyklos komanda. Svečiai iš Molėtų rajono Balninkų pagrindinės mokyklos, Varėnos rajono Liškiavos pagrindinės mokyklos ir Plungės Senamiesčio vidurinės mokyklos. Aukuro pagrindinės mokyklos pirmajame aukšte vyko amatų mugė. Jaunieji amatininkai susirinkusiems lankytojams siūlė savo rankomis pagamintus darbelius iš molio, medžio, odos, popieros. Taip pat netrūko keptų skanumynų, pyragų, meduolių, vaflių. Amatų mugė tai šiek tiek buvo įvairios veiklos, kurias priskirtume prie senovinių amatų. Tai buvo siuvinėjimas. Tik tiek, kad mes siuvinėjom gobeleną audeklą mūsų mokyklos tokį kaip reklaminį. Kiekvienas ten galėjo palikti išsiuvinėtą savo vardą. Buvo karoliukų vėrimų, ten tokios technologijos, kurios tiesiog irgi anksčiau būdavo. O šiaip tai buvo tiesiog klasės, kurios buvo parengusios kažkokius darbelius, per technologijų pamokas, per dailės pamokas. Galėjo, kaip seniau, kad jomarkuose, pardavinėti, kepė vaflius. Nusipirkau iš tokių mergaičių sausainių visokių, kad biznį padaryti jam. Taip, visokių buvo daug žaisliukų savo rankom ganytų, siūtų. Nustengęs vaikai dėl tokios dienos. Pasibaigus amatų mugei linksmybės persikėlė į mokyklos aktų salę, kurioje šventės dalyviai vieni kitus mokė savo kraštui būdingų liaudiškų žaidimų, šokių. Tuo pačiu savo krašto tarme skambiai traukė liaudiškas dainas. Nuomonė labai gera, nes kaip ir mes atvažiavom čia pirmą kartą, iš tikrųjų buvo labai įdomu pamatyti kažką ir naujo sužinoti. Tai dabar ir čia yra Plungė, pavyzdžiui, jie nei kartų nebuvo atvažiavę, tai iš tikrųjų yra labai įdomu, gera nuomonė, iš tikrųjų, kad daro kažkas ir užsiima. Tikrai šitas projektas ir šitos varžytuvės parodė, kad tie vaikai, kurie yra gana santūrūs klasėje, kurie gana santūrūs yra kažkokioje tai pamokinėje veikloje, bet jie atrado save būtent etnokultūrinėme projekte. Jie gali ir dainuoti, ir mielai šokti, ir nereikia jų nei už rankos tęsti, nei patempti, nei patraukti. Jie patys mielai įsijungia ratelius, šoka, dainuoja. Esame atvažiavę jau maždaug nuo 11 valandos ir renginys iš tikrųjų buvo puikus. Daug prisišokom, prisilinksminom, dainavom. Patiko, kad šiandien kažkaip tas yra draugiškumas. Gal tas pavasario kažkaip jaučiasi visiems, bet draugiški labai visi. Tas, kad bendrauna visi ir nemiega, kaip anksčiau būdavo, kad vasėdi ir miegi vos ne taip. Smagu buvo tam renginį, viskas gerai suplanuota, šokiai patiko, prisistatymai. Patiko tai, kad atvažiuoja žmonės iš tolės susipažinti, susitikti, papasakoti apie save. Šventėje dalyvavo nuolatinis šio renginio svečias, rajono meras Juozas Bertašius. Jis etnografinės šventės atidarymo proga pasveikino visas šventėje esančias moteris. Meras Juozas Bertašius už nuopelnus puoselėjant Zanavyko krašto etninės vertybės padėkos raštus įteikė mokytojoms Aidutei Žemaitienei, Renatai Šopienei, Alinai Stanilienei. Renginį stebėjo savivaldybės švietimo ir sporto skyriaus vyresnioji specialistė Galina Murauskienė, kultūros ir turizmo skyriaus vyriausioji specialistė Aurelija Papievienė. Svečių teisėmis dalyvavo Kauno žygeivių folkloro klubas Gili. Pas mus, tai ir kaime būna visokių renginių, ir Varėnai visur dalyvaujam. Kur galim, tai yra labai gerai, nes anksčiau žmonės su tokiom dainom ir gyvendavo ir būdavo. O dabar ir jaunimui reikia kažko panašaus, o netenka tik lakstyti kažkur ir būti. Kiekvienas dažnai skeptiškai žiūri tai, ko nežino, ko nepažįsta. O jeigu mes jį supažindinsim su tomis tradicijomis, su tais šokiais, su tais žaidimais, su tais audimų raštais, tai jis, kai pažins, jis tiesiog tada galės ir pats pabandyti. Ir iš tiesų pabandę jie, mes tą matėm per keletą tų renginių, Verpščių ir apskritai tokių etnokultūrinių renginių, kada jie tada supranta, ir aš dar kartą kartuojuosi, kad jie tada sako, kad vis tik šitie šokiai veža, tai yra gerai.
tai jie aišku, visko reikia, viską jie renkasi, bet be abejo, jeigu jie išmoksta tokius šokius, kurie šiandien buvo šokami, kurių dar klausia, kada vėl mes taip linksminsimės, kada vėl bus tokia vakaronė, ar mane imsit į komandą, tai aš manau tada šaunu. Ne, čia tikrai nėra laiko gaišimas, čia viskas labai įdomu ir tikrai tai negalima manyti. Reiktų pirmiausia pabandyti, tai nueiti į tokį renginį, paskui išnekėti. Vaikai neleidžia mums to nedaryti jau. O žinot, vaikai jie yra patys geriausi vertintojai, patys geriausi kaip lakmuso popierėliai. Jeigu jiems patinka, jie nori, jie klausinėja, jie vaikšto už paskos. Jeigu jiems nepatinka, jie santūrė, jeigu reikia, nu ką dabar. O šiuo atveju ne, jie labai nori dalyvauti. Taip, kad manau, kad bus. Susirinksim.